Sveiki, gerbėmiai, ir ne tik. Taigi, vakar buvau parade, žodžiu, gavosi šnipštas, sakiau, bus daug video, bet nesigavo. Vieną video padariau, tai paskui įkelsiu. Žodžiu, iš viso 6:30 dingo internetas. Internetas buvo, bet ant toks silpnas, kad neįmanoma netransliavo niekas. Nei TikTokas netransliavo, nei vienu žodžiu, ne vienas kanalas netransliavo. Tai žodžiu, buvo labas visiems. Buvo labai blogas ryšys interneto. Nufilmavau, kaip lėktuvai skrenda, pasižiūrėsiu, jeigu filmuota medžiaga bus gera. Tada nors jau lėktuvus tada įdėsiu, kad pasižiūrėtumėt, jeigu ką. Žodžiu, paradas baigėsi kažkur tai apie 10, gal po 10 biškį nepasižiūrėjau tiksliai į laiką. Daug feijerverkų prišaudė, tai žodžiu, tokiais smūgiais davė, kad galvojau, kad karas jau prasidėjo. Klausimas tik tokia. Tai bus čia karas ar ne? Nežinau, kur jūs sakote čia, bet karas vyksta Ukrainoje. Na, Ukraina vyksta ne karas, o specialioji operacija. Bet šiaip šiai minutėj dar žinių nėra. Greičiausiai, kad dar Arešnikas neatskrido į Kijevą. Tai žodžiu, stebėsiu tas naujienas, pranešiu. Jeigu aišku, nemiegosiu, nes žodžiu, parade prabuvau iki 10 ar pusė 11 valandos, nežinau. Ir paskui, žinot, galvoju, kaip čia dabar augęs žmogus eis taip vėlai namo. Tai gerų tėvų vaikai naktimis nevaikšto, pareina nuryto. Tai žodžiu, dabar ką tik neseniai grįžau, po 8:10 buvo, kai grįžau. Tai žodžiu, nuėjau į naktinį klubą vieną, pasidėjau, pagėriau Coca-Colos, žiūriu, nieko gero ten nėra. Nuėjau į striptizo barą, tai žodžiu, ir ten prasidėjau iki pat ryto. Buvo linksma, aišku, nors ir alkoholiaus nevartojau, vis tiek linksma. Ir pašokom ir pasikalbėjom su žmonėm. Tai žodžiu, toks nuėjau su tokia apranga. Tai netgi įleido be bilieto, nereikėjo 25 rublių mokėti įėjimo mokestį. Plius pagarbą visi atidavinėjo, tai žodžiu, toks, kai nueini, kitaip žiūri. Tai žodžiu, buvo įdomus vakaras. Aišku, žmonės kultūringai linksminasi, nors ir prisigeria, bet nėra taip kaip Lietuvoje, kad stengiasi užkabinti kažką, tai žodžiu, sveiki, kas prisijungėt. Labai šauni aplinka buvo, praleidau naktį visą neblogai, tai dabar eisiu dieną pamiegoti. Tai greitai parvykęs čia peržiūrėjau naujienų nėra dėl Arešniko. Stebėsim, ar čia bus šiandien, ar čia bus rytoj, ar čia iš viso gal nebebus, gal kas nors kur nors pasikeitė. Nes karinė situacija keičiasi pastoviai. Klausimas per TikToką, ar darysit dar live? Taip, transliuosiu tiesiogiai, pranešinėsiu naujienas. Man reikia žmonėms informuoti, naujienas pranešti. Žodžiu, visą laiką pranešinėsiu naujienas. Aš, kaip sakau, nuo politikos atsitraukiau, bet naujienas pranešinėsiu žmonėm, tai reikia kažkaip tai skleisti tiesą. Ir plus, jeigu kas negirdėjot, praeitą sakiau, kad žmonės Lietuvos renka parašus, gal prašys, kad grįžčiau atgal į prezidento pareigas, tai čia ar grįšiu, ar negrįšiu, jei surinks parašus, kažką tai svarstysim, žodžiu. Negaliu nieko pasakyti.
Klausimas, ką tu čia informuoji senelį? Na, senelis aš dar nesu, kaip senelis pagal esu, bet šiaip dar nesu senas, galit nepergyventi. Taip, kažkas parašė, ne kažkas jau parašė žmogus, kad balsuosiu už tave. Na, balsuokit, bus viskas tvarkoj. Žodžiu, nepergyvenkit, viskas bus gerai. Tvarkysimės po truputėlį. Ką čia švenčia? Klausimas. Tai žodžiu, vakar šventėm pergalės dieną. Kitas klausimas. Ar radai darbą Baltarusijoje? Na, kol kas dar neieškojau darbo, tai ir neradau, nes kol kas dar neieškau darbo. Klausimas, kokį alutį gurkšnoji? Čia kava, nebloga kava. Kitas parašė 5 kolona. Na, prasideda iš karto rusų vatnikas, taip ir toliau. Na, žodžiu, kaip jūs norite, taip rašykite, aš nesu rusų vatnikas, aš esu lietuvis ir aš einu už Lietuvą ir eisiu toliau už Lietuvą. Todėl galit čia tos savo įžeidimus pasilikti savo. Jo, rašo, kad labai nekultūringi veikėjai jungiasi, teisingai, jo, nekultūringi, čia kaimas jungiasi, suprantat, kurie nematė dienos šviesos, jie tamsuoliai iš viso atsilikę nuo pasaulio, nuo gyvenimo, jie įsijungia Lietuvos televiziją, LRT, ir jiems, ką sako, jie tai ir rašinėja, suprantat, jie iš tikrųjų tai nežino teisos, tai todėl nėra ko pergyventi, aš džiaugiuosi, kad rašo tokie žmonės, reiškia dar stebi ir nors ir atsilikę nuo tiesos, bet vis tiek stebi po truputėlį ir jie supras, kas iš tikrųjų vyksta. Ne, nemiegojau su kostiumu, aš ką tik grįžau, aš žodžiu, visą naktį praleidau bare, tai žodžiu, grįžau paryčiais. Jo, sunkiai surezgu sakinį, matomai miegas jau ima. Už Baltarusiją, už bendradarbiavimą baudžia Baltarusijoje, nežinau, apie kokį bendradarbiavimą čia kalbate. Rašo, o su kom miegojai vatnikė? Na, nemiegojau, ne su kom, dabar tik eisiu pamiegoti kokį porą valandų. Vakar, žodžiu, dariau tiesioginį įrašą, tai prisikabino, buvo saugumiečiai truputėlį prisikabinę, aš paklausiau, ar galės čia filmuoti. Tai prisikabino, paprašė dokumentus parodyti, ir pasakiau, kad iš Lietuvos, tai žodžiu, iš viso biškį pasimetę, bet nieko, susikalbėjom, viskas gerai. Rašo, kad už bedarbystę baudžia Baltarusijoje. Na, nebaudžia, žodžiu, yra, ten toksai mokestis yra, bet man tas negalioja. Yra kažkoks tai mokestis, jo, Baltarusijoje čia yra toks, jeigu į darbą neini, turi mokėti kažkokį tai mokestį ir netgi komunaliniai, man atrodo, brangesni yra, tiksliai negaliu pasakyti, nes tą tai žinau, bet man tas negalioja kol kas. Kai jeigu jau gausiu pilietybę, tada jau galios tas. Gita 35 parašė. Aivaras Norkus. O tu kas, avis? Taip, aš Baltarusijoje, bet aš ne avis, aš esu Lietuvos valstybės žmogus ir džiaugiuosi, kad mane Baltarusija priėmė ir leidžia pasilikti kol kas bent jau apgina nuo Lietuvos tautos išdavikų.
Būsi mūsų prezidentu 2028 metais. Na, negaliu pasakyti, būsiu ar nebūsiu, aš į priekį nenumatau. Ne, Baltarusijoje aš neplanuoju likti gyventi. Man reikia dabar iki kitų metų vasario, man atrodo, mėnesio pratemti, tada aš jau grįšiu į Lietuvą. Man tik reikia kol kas, kad pasibaigtų šmeižto byla. Tai pasibaigs šmeižto byla, tada jau grįšiu į Lietuvą. Klausimas, ar Lukašenka išdavė tavo rezidenciją? Na, aš neprašiau rezidencijos, todėl man nieko ir neišdavė. Tad negaliu pasakyti. Dėl rezidencijos, man nereikia tos rezidencijos, aš išsinuomojau mažą butuką, praeitą kartą net spintos duris buvau palikęs atidaras, tai šiandien uždariau. Kažkas rašo, Aivaras Norkus rašo, iškart gausiai nosį. Na, iki mano nosis tau toli, tai žodžiu, žiūrėk, kad tas smūgis negrįžtų atgal. Rašo, ko tu čia grįši. Aš grįšiu į Lietuvą, aš lietuvis, todėl grįšiu į Lietuvą. Klausimas, ar išstotum iš Europos Sąjungos, kai būsi prezidentu? Nu, žodžiu, ką galiu pasakyti? Respublikos prezidentu aš tikriausiai nebūsiu, o jei Lietuvos valstybės prezidentu vėl būsiu, Lietuvos valstybė neįstojo į Europos Sąjungą, todėl išstoti nereikės. Kodėl buvo apkaltinta šmeižtu? Na, todėl, kad tautos išdavikai, aišku, akivaizdžiai matė, link kokios krypties mes linkstam, pamatė, kas jiems grėsia ir liko gali daeiti. Jie mane pakišo ir taip suklastojo bylą. Pas mane yra visi įrašai. Vienas netgi yra įdėtas į YouTube kanalą. Tai žodžiu, kitus dar nedėjau, nes kad neblokuotų. Ir žodžiu, akivaizdžiai matosi, kad apklausa net yra filmuota. Matosi, kaip padirbinėjama apklausa. Matosi, kaip teismas akivaizdžiai nuteiktas prieš mane. Viskas akivaizdžiai matosi padirbta. Dar klausimas čia rašo, grįžk į Lietuvą, būsi nuteistas, pasodintas už sukčiavimą. Na, matot, aš kai grįšiu, jau bus pasibaigusi ta byla ir todėl pasodinti manęs nebus už ką. O gal jau nebebus ir tų tautos išdavikų, tai žodžiu, iš viso tada bus gerai. O NATO paliktum, jei būtum prezidentu. Dėl NATO reikia žiūrėti, matot, kad tas NATO ar yra reikalingas. Žodžiu, NATO. Ką jis duoda NATO, pažiūrėkit. Kol nebuvo jokios grėsmės, jie lupo didelius pinigus ir gyvena. Kai tik atsirado grėsmė, jiems nebužtenka lupti pinigų, jie dar pradėjo dar daugiau lupti. Tai žodžiu, tai kam tas NATO reikalingas, jeigu jie lupo pinigus, o negina. Mano tikslas yra toks, iš viso reikėtų pasiūlyti Pribaltikai susikurti savo gynybos dalinį. Nežinau, kaip jis turėtų vadintis, bet Pribaltikai turėtų susikurti tokį dalinį, kad žodžiu, kaip apsiginti galima. Apsiginti galima paprasčiausiai. Reikia nusipirkti 2 raketas atominės ir viskas, 2 atominės raketas. Vieną reikia pirkti iš Amerikos ir nustatyti į Rusiją. A kitą reikia pirkti iš Rusijos ir nustatyti į Ameriką. Nes šios pagrindinės 2 gigantės grasina karais. Tai va, ir tada jos nebegrasins, tada, nes žinos, kad yra taikiniai pastatyti. Tai žodžiu, čia galima daug sugalvoti visokių variantų. Todėl nereikia
mums kažkokių tai NATO ar Europos Sąjungų, viską galima susitvarkyti patys, tik reikia protingai galvoti, viską apmastant ir daryti savam rate. Mums nereikia, kad ateitų iš kito pasaulio žmonės mūsų apginti. Ir jie neateis, neapgins. Matot, kas dedasi. Jie tiksliai neateis. Todėl, ką sprogdinsim, rašo. Na, nežinau, ką sprogdinsite, aš nieko nesprogdinsiu. Žodžiu, labai šaunu, kad duodat gerus klausimus. Raketą nusipirkti. Durnas tu, ble. Nu, kam reikia keiktis iš karto, čia gadinėsi savo reputaciją. Tai žodžiu, gal ir durnas, bet toks yra tikslas, kada galėtum apsiginti. Supraskit, čia pats realiausias dalykas apsiginti. Todėl nereikia mums mėtyti pinigų kažkokiems tai tankams, kurie iš metalo laužų perdažyti ir parduodami už naujų kainas. Tai geriau nupirkti 2 raketas ir viskas. Visą laiką, aš sakau, išeitis visą laiką yra, tik reikia teisingai elgtis. Taip, prašom. Taip. Labai greitai klausimai eina. 8 ryto su kostiumu. Taip, teisingai. Jau 8 ryto su kostiumu. Tvarkingi žmonės tvarkingai rengiasi. Tai va, tokie dalykėliai būtų. Klausimas, žinai, kiek kainuoja raketa? Na, nežinau, kiek raketa kainuoja, bet viską galima išsiaiškinti. Todėl man dabar nereikia žinoti, nes kam dabar žinoti, jeigu aš dar nesiruošiu jos pirkti. O kai jau ruošimės pirkti, tada ir mes išsiaiškinsim tą kainą ir visą laiką yra derybos klausimas, kaip mokėti, galima mokėti ir iš karto galima ir ne iš karto mokėti. Todėl pasižiūrėkit, kaip tankus jie perka. Iš žmonių surenka, tai taip ir raketas galim nupirkti, iš žmonių surinkti. Pasakysim, kad reikia nupirkti raketas ir viskas, ir žmonės suneš. Ir viskas, paprasčiausias dalykas yra. Todėl nereikia visą laiką tiek iš karto peršokti į priekį. Kai bus paklausa, bus ir pinigai. Kažkas rašo, su Maksimos kortelė nuolaida bus. Nu, gali būti, kad... Jo, kaip mes ginsimės be raketų. Nu tai su surūdėjaisiais tankais, kurie yra nurašyti užsienyje, perdažyti ir Lietuvai pristatyti, tai žodžiu, su tais galėsit gintis. Kažką apie Rusiją rašė, bet nespėjau pamatyti ir pabandyti atsiskleis, kas ten. Kažkoks įdomus klausimas. Kodėl švenčių pergalės dieną? Na, Rusiją aš palaikau, bet nepalaikau karo. Čia yra 2 skirtingi dalykai. O toliau pergalės dieną, tai mums Rusas tada irgi padėjo išsivaduoti iš fašistų. Jeigu jūs paklaustumėt senų žmonių, gal jūsų seneliai dar yra gyvi, jeigu nėra gyvi, paklauskit senų žmonių, kas prisimena tą karą ir visi papasakos, kas buvo iš tikrųjų. Aš netgi tokį filmą buvau sukūręs, YouTube'as tai tiksliai yra ištrinęs, kitose kanaluose gal yra. Žodžiu, tokį filmą buvau sukūręs, ką darė fašistai su žmonėmis. Fašistai žmonės uždarė į namus ir gyvus degino. O ką darė rusai su lietuviais? Išvežė į Sibirą. Tai, žodžiu, išvežė, bet nenužudė, o čia gyvus degino. Tai jūs įsivaizduokit, palyginkit tuos 2 dalykus. Jums seneliai atsikėlė iš kapų. Padėkos už tai, kad jūs pripažinsit, kad fašistai buvo žiauri. Todėl aš nežinau, aš negaliu pasakyti,
Bet aš tos vaizdus, man tie vaizdai stovi akise, aš negaliu taip ramiai į juos žiūrėti, kad gyvus žmonės degina. Klausimas, ką jūs darote? Na, aš skleidžiu žmonėms informaciją, bandau dalintis mintimis, bandom kalbėtis. Visi bendrom kalbom galim aptarti, ką daryti toliau. Klausimas, kieno Krymas? Na, įsiveskite į Google visagalį, įveskite į Google kieno Krymas ir Google pasakys. Aš nesirūpinu kitų šalimis, miestais, dar kažkom tai. Aš tiek Baltarusijai pasakiau, aš jūsų politiką nesikišau, jūs nesikiškite į mūsų ir viskas. Tai žodžiu, kieno Krymas, klauskit Google'is. Mums reikia rūpintis, kieno Lietuva yra. Todėl atleiskit, į šį klausimą negaliu atsakyti. Tada šiandien užteks, kavą jau išgėriau, eisiu truputėlį pasnausti. Ačiū, kad duodat klausimus. Išeisiu vėl į eterį, gal ir šiandien dar, gal, žodžiu, išeisiu aš pastoviai į eterį, matysiu, nes negaliu suplanuoti laiko, nes peržiūrėsiu vėl klausimus ir tada pasiruošiu atsakymus, žodžiu, nes nespėjau į visus klausimus atsakinėti. Tai žodžiu, ačiū, kad palaikote. Iki malonaus. Te padeda mums Dievas.